Sveiki, sveiki, susitikus mano YouTube kanale. Aš labai jums dėkinga už jūsų nuoširdumą, teiraujantis patarimo ar naujų sužinojimų, kokia nors jums aktualia tema ir to pasekoje gimė šiandienos mūsų paskaita, susitikimas. Aš labai dėkinga esu mane prenumeruojantiems mano kanalą ir tą kviečiu padaryti nemokamai, neįsipareigojant. Tiesiog paspaudus štai ten apačioje tokia oranžinį kvadračiuką. Labai laukiu jūsų pasiūlymų naujoms paskaitoms. Ir 20 amžiui, kuomet vienas iš moksliukų ėmė ir suskaičiavo neuronų, nervinių ląstelių kiekį žarnyne, pasirodo, jų yra virš 100 milijonų, tai yra daugiau negu kad turi mūsų nugaros smegenys. Ir tokia gausa ir tokia įmantrė sudėtinga struktūra, žarnyno nervų sistema prilygsta galvos smegenims, žinoma, nėra pusrutulių. O tie, ant kurių mes sėdime, tos dvi pagalvėlės anapus pilvo, suprantama, tai nėra galvos smegenys. Ir Hipokratas, šiuolaikinės medicinos tėvas, kurio priesaiką mes duodame, kurio vardu mes priesaiką duodame gydytojai, tai yra pasakęs, kad visos ligos prasideda nuo žarnyno. Virškinimo traktas turi arti 200 kvadratinių metrų, taip, 200 kvadratinių metrų ploto gleivinę. Įsivaizduojate, ir tai yra dėl to, kad išskleidus visą gaurelių, kurių yra labai daug, ten viename milimetre keliasdešimt tokių plonyčių plaukelių, kuriais padidino naudingą žarnyno darbą, įdant nereiktų kažkiek dar ten tų metrų ar kilometrų nešioti žarnyno. Tai ir ta gleivinė yra apgyvendinta įvairiais mikrobais. Tarp mūsų pilvo ir proto endokrininės imuninės sistemos yra ryšys. Ir tas ryšys yra palaikomas tokiais kursuojančiais cheminiais pasiuntiniais arba messengerių. Tai yra to, ką gamina gerosios žarnyno bakterijos. Ir yra labai naujas terminas žarnyno smegenų ašis. Turime žarnyną ir smegenys jungiantį greitkelį. Arba dar yra vadinamas toks, taip vadinamas 10 galvinių nervų pora, tai yra klajoklis nervas arba nervus vagus. Ir tai yra be galo ilgas, sudėtingas savo struktūra nervas, jis prasideda nuo pat stemplės ir jo atšakos keliauja iki mūsų finišo tiesiosios, iki anuso. Ir anksčiau, kai aš studijavau mediciną, tai mes buvome mokomi, kad šito nervų virškinimo sistema gauna parėdimą darbą iš smegenų. Dabartinis mokslas sako naip tol, kad tik tai 10% nervinių impulsų sklinda iš centro į periferiją, 90G sklinda iš periferijos į centrą. Ir šis nervas, kaip sakiau, turi begalę skaidulų ir jis surenka informaciją iš nerealiai didelio ploto. Ir kad tie turi didžiulį nervų tinklą. Ir kiekvienas tas nervas yra elektroizoliuotas. Jis turi savo signalinės medžiagas ir jis turi savo svertus perjunginėjus. Jeigu žarnynas būtų tik ta vieta, kurią mes naudojamės eidami į tualetą, ten šalinti atidirbtą žarnų turinį ar ten orą kartas nuo karto aplinką išleidžiam, bet arba ta vieta, kur atsirūkstame, arba įkrenta maistas, tai būtų, maža pasakyti apibūdinant žarnyną. Ir tokia įranga turi tik tai smegenys, kaip aš minėjau. Ir kiek posakių yra susijusių su pilvu. Pavyzdžiui, mane pykina nuo to žmogaus, aš nevirškinu jo, arba praeiti nuoskauda, dabargi labai madingas drugeliai pilve. Protas su žarnynu dirba duetu. Patiriant stresą viduriuojamą,
gali pykinti, gali vemti žmogus. Tai yra todėl, kad streso metu organizmas nesiruošia energijos eikvoti virškinimui, tai jis geriau pašalina tą praryto maisto kiekį, idant neeikvotų gyvybiškai svarbios energijos. Ir kartais streso metu pykina, ir prastėja kraujotaka žarnyne, tai kam, kad nėra ką įsiurbti, jeigu šalina maisto turinį arba ne tas rūpi. Gleivių gamyba mažėja, bet dažnas stresas priveda mus prie energijos stokos, prie nuovargio, prie viduriavimo arba vidurių užkietėjimo, žinoma ilgainiui, prie imuninės sistemos silpimo. Ir kai mes esam susinervinę, tai virškinimo sistema gula ant dugno. Ir kai atsigauname, tai jinai jungiama to cheminiu messengeriu. Žarnyno bakterijos gali bendrauti per nervus ir tie cheminiai messengeriai patekę į kraują, jie daro poveikį visam mūsų organizmui. Mes turime galvos smegenyse tokį Šventą Petrą gumburą, kuris filtruoja, atskiria pelus nuo grūdų, kuri informacija į galvos smegenis yra vertinga ir reikia praleisti ir kurią reikia blokuoti, filtruoti. Tai yra 3 tokie stori apdangalai. Ir štai jeigu mums žarnynas siunčia informaciją, kad štai ten kažkokį tai turime problemą, pavyzdžiui, dėl nesuvirškintų kokių tai žirnių. Sako, vaikas, spręskit patys. Ir daug kas sprendžia pats žarnynas, žarnyno nervų sistema, jinai klausia imuninės sistemos apie praleistą dieną, jinai įsiklauso į tų trilijonų bakterijų šnabždesį. Jie žino kiekvieną praryto maisto molekulę. Ir taip toliau. Ir iki laiko jinai su tuo susitvarko, bet kuomet patenka kažkokios, tarkim, cheminės medžiagos arba patenka skrandžio rūgščių, druskos rūgšties, labai stiprios druskos rūgšties nenugalaminta bakterija ir jinai dauginasi, tai tada jau jį siunčia žinia, skrandžio, tai yra virškinimo trakto nervų sistema siunčia žinia galvos smegenys, kad jau dabar reikia pagalbos. Sos, padėkite man, ir tuomet galvos smegenys įjungia kitus mechanizmus, tokius kaip, pavyzdžiui, tada viduriuojama šalinant tą turinį, vemiama, ten karščiuojama, tikslu sunaikinti tą bakteriją. Tai ir bėda, kada šitie dirgikliai, jeigu užsitęsia, tada padidėja žarnyno gleivinės pralaidumas. Ir to pasekoje prasideda kokio tai maisto produkto netoleravimas, tarkim, kažkokios uždegiminės ligos, kurios yra daugybės kitų ligų šaukliai. Ir bakteriologai sako, kad, jau duona tokia, tyrinėti bakteriją sako, kad gyventi strese yra nehigieniška. Todėl, kad jis priveda prie patogeninių žarnyno bakterijų išvešėjimo, mielagrybių, kandidos. Apie tai, kam įdomu ir aktualu, galima paklausyti išsamei mano neseniai keltoje paskaitoje apie kandidą. Taigi, protas nenori kentėti skausmo ir jisai gamina tokius jį blokuojančius endorfinus, kitas cheminės medžiagas. Ir dabar dėja daugėja tos dirglio žarnos sindromo, šiuolaikiniams mokslininkams tai yra atradimas. Jis seniausiai buvo bent prieš 5000 metų aprašytas senoviniuose Ayurvedos traktatuose ir buvo žinomas kaip to sauso, šalančio, vato tipo, konstitucinio tipo dalis, vienas iš fragmentų, ir kuris visada yra už parankės su psichikos, tokiais nuokrypiais nuo sveikos psichikos, tai reiškia su nerimu, su baime, su polinkiu depresija, su panikos atakomis. Ir šiuolaikinis mokslas jį sieja su psichika taip pat. Ir jau gerokai seniai yra įrodyta, kad
gerosios žarnyno bakterijos gamina, vieni sako 90%, kiti sako visus 95% serotonino, tai reiškia natūralaus antidepresanto. 50% dopamino, džiaugsmo hormono, pasitenkinimo, malonumo hormono. Klausimas tuomet, kur reikia ieškoti depresijos priežasčių, kur galima rasti, žinoma, depresija ne vien žarnyno netinkamo funkcionavimo priežastis, netinkamų bakterijų priežastis, tai yra mūsų požiūris, bet vėlgi kas tada ką įtakoja, jeigu gamina tiek tokių svarbių mūsų psichikai, mūsų nuotaikai, savijautai, darbingumui hormonų. Ir buvo tyrimai atlikti su pelėmis, su jomis tai NNN visokiausių tyrimų nabagėmis atlikta ir buvo nustatyta, kad sterilioms pelėms, kurios gimė per cezario pjūvį, kurios gyveno sterilesnėje aplinkoje negu kad yra jinai operaciniai, į žarnyną sušvirkštus arba sumaitinus jų tokie lactobacillus rhamnosus, tos bakterijos, kuri gamina natūralius antidepresantus, tos pelės aktyvuodavosi, buvo darbingesnis ir priešingai. Jeigu trūkdavo šitos bakterijos, pelės buvo vangios, nieko nenorėjo daryti, pakovoti už save, neėsti ir taip toliau. Tai jos skendo plaukiodamas vandenį ir daugybė kitų tyrimų. Aš tik tai dalį jų pasakysiu. Pavyzdžiui, besilaukiančiams 6 mėnesius paskutinius būdavo duodamos šios bakterijos kultūros ir pastebėta, kad gėrusių tai tarpe gerokai mažiau sergančių arba patiriančių pogimdyvinę depresiją. Šiaip būna nuo 10 iki 15%. Tai buvo ženkliai daugiau. Ir nuo 2013 metų prasidėjo tie tyrimai. Aš dar plačiau apie tai pakalbėsiu, kodėl. Ir tuomet irgi ten vienas iš tokių man įdomesnių, kad 4 savaitės žmonėms duodavo įvairių bakterijų kokteilį. Kitiems kontroliniai grupiai neduodavo nieko. Ir buvo nuolat monitoruojama smegenų veikla ir kurios zonos šių bakterijų vartojimo pasekoje aktyvuojasi. Pasirodo, kad tos zonos, kurios atsakingos yra už emocijas, už jausmus, už skausmą, suvokimą. Tai serotoninas yra toks neurotransmiteris, tai reiškia pernešantis nervinį impulsą. Jis gaminasi iš triptofano, jis yra atsakingas už nepakeičiamos amino rūgšties, už nuotaiką, už virškinimą, už libido, už socialinį elgesį, už atmintį, už miegą. Jis pagalbinį vaidmenį atlieka gaminant pienelį mažajam žmogučiui, kaulams stiprinti, kepenims atsistatyti, palaiko širdies kraujagyslių veiklą, tame tarp ir kraujospūdį, alerginiams procesams, ten nešių toksikozijai, kad yra sąsaja su vėžiu ir tarp jo, ir kad taip pat depresija, migrena, net šizofrenija, nerimo sutrikimai. Ir štai serotonino turi daug įvairios sėklos, riešutai, sojos produktai, vinžirniai, pienas, kiaušiniai, lašiša, vištiena, šokoladas, bananai, datulės iš tų vaisių, kurias aš išskirčiau. Dopaminas gaminamas keliose smegenų srityse, nes 50% žarnyne jo, ir jis atsakingas už malonius kūniškus pojūčius, už tokius kaip malonumas valgant, ten patiriant intimiam gyvenimui. Ir jis dėl to, kad gauname daugiau dopamino vartojant alkoholį, rūkant, lošiant azartinius žaidimus, šitai įtakoja cheminės priklausomybės išsivystymą dėl tų patiriamų potyrių. Ir jo trūkstant žmonės pasiduoda, tiesiog nesprendžia problemų, pabėga nuo jų, trūksta valios, noras gauti dopingo. Ir skaičiau tokią statistiką labai nekokią, kad išsivysčiusiose šalyse apie 70 žmonių trūksta dopamino. Ir kiek tada kam trūksta gerųjų žarnyno bakterijų? Klausimas. Daugybė žmonių dėl savo gyvenimo būdo, aš apie tai kalbėjau kitose paskaitose, nesikartosiu. Ir amerikietis mokslininkas toks Michaelis Geršonas iškėlė tokią versiją tada,
Tai kur yra depresijos priežastys? Kad galbūt ne vien galvos smegenyse, taip ir yra. O dopamino turi žalios daržovės, visokie kopūstai, špinatai, sėklos, pupelės, riešutai, daigai, žuvis, moliuskai, jūros kitogengerybės, liesa mėsa ir taip toliau. Tai vat. Ir žadėjau grįžti prie to įvykio nutikusio 2013 metais. Žmonėms sergantiems, tokia viena iš anaerobinės, reiškia, tokios bakterijos, kuriai daugintis nereikia deguonies, Clostridium difficile, sergantiems žmonėms, kuomet jiems nebuvo galima padėti naujausiais antibiotikų deriniais, transplantavusi išmatą, sveikų žmonių išmatą, pasirodo, jie visi pasveiko. Ir nuo to prasidėjo revoliucija tiek žarnyno tyrinėjime, bakterijų tyrinėjime ir nuo to pradėta buvo šita procedūra. Skamba labai nepatraukliai, jinai yra įvardinta taip gražiau, kaip fekalinė bioterapija. Jie pradėjo toks 28 metų lenkų kilmės amerikietis, toks Marko Smito, bet jis paėmė visą tai iš gamtos. Todėl, kad pasirodo, neskamba, bet beduinai apsinuodė ir nusividuriavę valgo kitų žmonių išmatas sveikų. Kad tą daro koalų jaunikliai, drambliukai maži, paršiukai, šuniukai, pandų, hipopotamų mažyliai valgo tėvų išmatą. Dėl to, kad gimstame sterilus ir jie taip pat ir nori kuo greičiau užsisėti savo žarnyną bakterijomis, tuo pačiu intuityviai stiprina imuninę sistemą. Tema pamastymui tamsiais ilgais vakarais. Nepasakyčiau labai patraukli, bet kodėl psichikos ligoniai valgo išmatas? Galbūt, kad sveiktų, jeigu bakterijos gamina serotoniną ir dopaminą. Tai ir šita transplantacija labai padeda ir praktikuojama, užpatentuota, bei ir nešanti didžiulius pinigus. Autoriai kaip tą pradėjusiam daryti, sergant onkologinėmis lygomis, autoimuninėmis, sergant lėtinėmis žarnyno lygomis, ten ir Krono kolitas nespecifinis, nervų sistemos lygomis, tokiamis kaip, pavyzdžiui, ten nerimo sutrikimai, depresija, psichiatrija, didžioji psichiatrija, šizofrenija, jos atstovai yra reumatinės lygos, širdies kraujagyslių problemos ir taip toliau. Atsisveikindama, aš noriu pakviesti jūs būti sodininkai savo žarnyno pasaulyje. Sodą reikia prižiūrėti, antrai ten išvešės nežinia kas. Ir verta tą daryti. Maitinkime savo bakterijas, kad jos maitintų mus. Ir jūs manęs kartais klausite, ypač kada būna teminiai mano papasakojimai jums, tai ką tada patarėte vartoti? Mes su vyru, kad nereiktų asmeniškai kiekvienam atsakyti, atrašyti, aš tai garsinu, kad mes su vyru vartojame geriausia, kol kas man žinoma, mimelio fermentuoto avižų gėrimą. Dėl to, kad jis turi milijardus bakterijų. Neturim problemų, mes neturim kada sirgti, mes daug dirbame, norim išlikti energingi, sveiki, imuninę sistemą stiprinti. Tai va, nes kaip ir dauguma jūsų papuolami turbulencija. Ir štai išgyventi tai padeda sveika žarnyno flora arba mikrobiota, arba mikrobiomas. Ir tai yra kur kas maloniau negu kad anksčiau mano minėta transplantacija. Būkite sveiki ir džiugus, laimingi. Iki greito.